gražios, vienintelės, nepakartojamos, simpatiškos, sveiki gyvi apysimpačiai. Stiprus, vikrus ir greiti. O Jėzus ir greiti. Na kągi, malonu tikrai, aš pirmą kartą šioje arenoje super. Galvoju, nesurasiu kaip atvažiuoti. Suradau, ačiū Dievui. Sveikinu Jūs šitoje triguboje šventėje šiandieną, verba, šiandieną jaunimo diena ir melagių diena. Na, kadangi Jūs melagiai, kadangi Jūs norite, kaip sakant, pasijuokti, atėjote į melagių dieną ir aš nežinau, kaip čia Jums ką nors dabar pamelavus, kadangi kai visą gyvenimą meluoji. Aš gal tokiu valstybinio masto melą dabar pasakysiu. Vardan tos Lietuvos vienybė te žydi. Aš galvoju, atsistosit visi? Aš džiaugiuosi, kad gyvenu nuostabioje šalyje Lietuvoje. Aš kaip tikras lietuvis, žinokite, kaip tikriausias lietuvis piluosi rusišką benziną, rūkau baltarusiškas cigaretes, valgau lenkišką dešrą, 100 km man negreitis ir medis man nestabdys. Mūsų lietuvių liaudies patarlė sako, mokslo šaknys karčios, užtat vaisiai saldus. Tik tai niekas abiturientams nepaaiškino, kad tos saldžius vaisius jiems teks skinti Ispanijos apelsinų plantacijose. Aš, kaip ir visi krikščionys, kaip ir Gražulis, netoleruoju gėjų, nes dar mūsų literatūros klasikas Kristijonas Donelaitis metuose yra pasakęs, jeigu kur būrą pamatęs, su spragilu šikną bekrapštant, vožki veizolos. Ir priduria, broliai lietuviai lietuviško krašto, šikit į skylę, o ne ant krašto. Kur tau ne ant krašto, baigto, mes netokie. Aš tikrai didžiuojuosi, kad esu lietuvis, nes mes esam nepakartojama tauta. Vienintelis, ko mes negalim, nežinau, ko mes negalim, mes viską galim, anekdotus pasakot, juoktis iš savęs galim, tik tai užsieniečiai mūsų nesupranta. Vat man kas pikta yra, suprantat, jie niekaip negali suvokti, kaip čia dabar skurstančioj ir alkstančioj Lietuvoje žmogus per mėnesį uždirba 600 litų, o už butą sumoka 800 litų. Jie niekaip negali iš Kanados pernai buvo pas mane atvažiavęs, Jonas Lapinskas, jo pavardė. Jie niekaip aš prie Akropolio Vilnių gyvenu, nusivežiau pasirodyti Akropolį, žinai, Jonas sako, Juozai, kokie pas jūs turtingi neįgalų žmonės, klausyk, sakau, iš kur tu sprendi, jisai sako, nu tu pasižiūrėk, invalidų vietose naujausi Bemsai, Mersai, Lexusai, Kanadoje taip nėra, klausyk. Užsieniečiai niekaip negali suvokti, kaip mūsų kelių patrulis per mėnesį uždirba 1200 litų, o per pamainą 2000 litų. Aš, pavyzdžiui, irgi kai ko negaliu suvokti Lietuvoje. Pavyzdžiui, kaip sakoma, Lietuvoje pagal statistiką per metus yra sugaunama ir nubaudžiama virš 300 moterų užsiiminėjančių prostituciją. 300 moterų užsiiminėjančių prostituciją nubaudžiamos ir tik vienas vyras, kuris naudojasi jų paslaugomis. Bet man kas dabar, maloniausia yra tai, kad mes lietuviai nebesikeikiam. Anksčiau kažkaip keikda, dabar nebesikeikiam visiškai, pastebėjot. Dabar mes keiksmažodžiai šnekam. Dabar žinot, kas Lietuvoje viską geriausiai žino? Vyriškas lytinis organas. Ne? Mane patogu sakyti, bet kaip sako, žino, ne? Du objektai Lietuvoje dabar viską geriausiai žino. Jie klausė, sako, kaip tu manai, mūsų pensininkam pensijas pakels, jis sako, žino. Taigi, Lietuvoje dabar geriausiai viską žino vyriškas lytinis organas ir Maldeikienė. Bet mes esame ir praktiški žmonės. O praktiški žmonės visada renkasi, panašiai, už Norfos. Praktiškai už Norfos renkasi. O ten, jeigu turi bambalį,
Cizų pakelį, tu jau dievas. Ir jau tada prasideda anekdotai. Ateina jaunutė mokytoja, minisijonukas į 1 klasę ir klausia vaikučių, sako, vaikučiai, ar žinote, kokie Lietuvoje yra pinigai? Vaikai sako, nu tai aišku, mokytoja, kad žinom, tai yra popieriniai pinigai, yra metaliniai pinigai, yra plastiki. Teisingai, vaikučiai, dabar yra plastikinės kortelės, o Petriukas tik tai kils ranką iš galo klasės. Mokytoja, da yra ir mediniai pinigai. Nu, baig, Petriukai, neteko girdėti. Nu, žinau, senovėje akmenukais atsiskaitinė. Mokytoja, aš tai praktiškai tiksliai nežinau. Bet mano draugo sesė sakė, kad pernai vasarą Palangoje už 2 pagalius striukę nusipirko. Žinok, kai ploja, tai man patinka, bet nieks neploja kažkodėl. O, fan. Ne, tai ne tai, kad man čia reikia, bet nu kažkaip, žinai, šilčiau visiems bus, ne? Irgi, čia toks šlikštus anekdotas, a dabar toks labai švelnus. Irgi 1 klasė, irgi miniakas mokytoja, ateina ir ant lentos vaikučiams nupiešia didžiulį obuolį. Ir klausia vaikučiai, sako, vaikučiai, ar žinote, kas čia lentoje pavaizduota? Ir visi vaikučiai chorų šaukia, uzbagalės. Mokytoja pravirksta. Lekia pas direktorių į kabinetą, sako, viskas, aš daugiau nebeisiu į tą kasą, jie begiečiai, jie nešvanky, viską. Aš direktorius perpikęs, įbėga į klasę, sako, vaikai, nu kaip jums negėda, tokia jauna, gražią mokytoją iki ašarų privedėt, vaikučiai, kokia čia dabar nešvankybės jūs direktorius tik tai žvilgti lentą, viešpatie, o čia dabar kas došikynė ant lentos nupiešta. Ne, atrodo. Žodžiu, aš kai mokiausi mokyklą, kadangi apie mokyklą pradėjau, tai, ir jūs, aišku, dauguma, buvo dvikalbystė. Rusų kalba buvo, aišku, privaloma, o ten anglų, vokiečių, prancūzų, kažkaip ir nesimokėm, nei ten, kur išvažiuosi tarybiniais, nei reikia. A dabar atvirkščiai, dabar vokiečių, prancūzų, ar rusų kaip ir nereikia. Bet vėl tai žinokit, gavo žmogus, reiškia, darbą UAB ir jam staiga nuskyla komandiruotė į Sibirą, ten tundra, taiga, kažkur tai egzotiška šalis, aš buvau, ten daug koncertavau, yra ką pasižiūrėti. Tas vyrukas sako, rūpų miltai, kodėl aš nesimokiau rusiškai, taip įdomu ten. Sako, nepergyvenk, rusai normalūs žmonės, nuvažiuosi, pasisveikinsi su jais, zdrastvuite ir viskas tvarkoj. Tu sako, palaukit vyrai, ašgi tai mėgstu alų. A kaip man rusiško alaus paragauti, jeigu nemoku kalbėti? Jie sako, palauk, mes tavo tekstą ant špargalkės parašysim. Nu, kaip tarė, tai padarė. Atskrenda jis kažkur į Sibirą, ateina į krautuvėlę ten kaimo, užmiršo iš susijaudinimo, kaip bus rusiškai zdrastvuite, jis lietuviškai pasakė, draskotės. Tas pardavėjas sako, nu, zdrastvuj, откуда такой вежливый появился? Nu ir toliau reikia to alaus, įsitraukia špargalkę ir skaito. Pivo u vas est? Pardavėjas sako, да нет у нас пиво, какое нахер пиво тут у нас в деревне? Tas skaito toliau. Так я и знал, Aš negaliu išmesti žodžių. Tas anekdotas nepriklauso juodo anekdotų grupiai. Dabar noriu papasakoti porą juodo tokio, kaip aš vadinu. Įsivaizduokit, naktis 3 valanda, nakties vyriokas ten, žinai, po virtuviai, kuičiasi, po spindę, barška, tarška. Žmona įeina, sako, nu tėvai, nu to, nu ką to čia dabar 3 valandą nakti viešpatie. Moč, man atrodo, kad kažkur butelį šnapso turėjo būti. Butelį šnapso jam turėjo būti viešpatie. Tu tą butelį šnapso dar per tėvo laidotuvės išgėrėjai. Jo, o tai aš ir žiūriu, kad kažkaip paskutiniu metu tėvoko namie nesimata. A dar vienas toks iš juodų. Guli vyras mirties patale, žmona šalia. Vyras sako, brangioji, prieš iškeliaudamas į kitą pasaulį, aš noriu, nereikia, tau reikia ramybės, ne vis tik aš noriu, ne tau ramybės, tu miegok, ne vis tik aš tau pasakysiu, brangioji, aš tau buvau neištikimas su tavo geriausia draugė. Aš tau buvau neištikimas su tavo geriausios draugės geriausia draugė. Aš tau buvau neištikimas su Sabaliauskų Jono žmona.
Ir pagaliau aš tau buvau neištikimas su savo uošve tavo mamyte. Jis sako, žinau, mielasis, aš visą šitą puikiai žinau, už tai aš tave ir nunuodijau. Taigi dabar dar vieną tokį anekdotą ir išeinu tada. Vokiečių kompanija Mercedes, reiškia, savo naujos markės automobiliuose sugalvojo įstatyti juodasias dėžes, kaip būna lėktuvuose. Žinote, kada avarijos atveju, katastrofos atveju išlieka tos dėžės, iššifruoja ir žino, ką ten kalbėjo ekipažas. Ir darė eksperimentą, automobiliuose įstatė tas dėžes. Ir paaiškėjo, metus laiko tas eksperimentas vyko. Ir po metų laiko paaiškėjo, kad 23% vokiečių paskutiniu metu prieš katastrofą, paskutinę sekundę sakydavo Heil ir 73% vokiečių sakydavo O Scheiße. Anglai, 30% anglų paskutinę sekundę sakydavo O Shit. Ir 70% anglų sakydavo Oh my God. Mūsiškiai, 2% lietuvių sakė Amen. 98% lietuvių sakė Dėkui.